Labas rytas, labas rytas. Labai atsiprašau. Labas rytas, košiu. Taip. Sveiki, sveiki visos. Palauksim, kol truputį kažkas prisijungs. Va, šitaip. Ir tada galėsim pradėti. Ar ne, merginos? Ar tiesa? Jo, tai va. Tai kol truputį mergaitės prisijungs. Aha. Jo, dabar tik tai klausimas, ar gerai girdite? Ar gerai girdite? Nu, mato, tai matau, kad turėtumėt matyti. Tai klausimas, ar gerai girdite? Gerai, labas rytas Rasa. Labas rytas. O, Instagrame labai daug. Labas rytas, jau nespėjau net sveikintis. Jo, labas Laimutė, jo visos Lina, Jolanta. Labas rytas. Paletė. Pamatau akauntą, tai iškart, aha, kažkas jo paletė. Jo, labas rytas. Taip, nu tai džiugu tada, viskas gerai. Jo, Instagramas, aš manau, kad tikrai yra viskas galbūt kaip ir gerėliau, ar ne? Jo, ir kažkaip gal ryškiau matosi, bet nu tiesiog. Bet ir Facebookas yra neblogai. Tai va, palauksim, kol jūs visos prisijungsit. Trupučiuką luktarsim, pasibendrausim. Pasibendrausim, kaip oras. O, ačiū širdutes. Tikrai ačiū širdutes. Jo, kaip oras, kaip Lietuvoje oras, ta prasme vis tiek yra iš visos Lietuvos, tai labai įdomu visai sužinoti. Jo, koks yra oras, pas mus žinokit tikrai vėjuota ir lynoja, kas ruošiasi susitikimui. Jo, šilta, nežinau, temperatūros nepažiūrėjau, gal 7,5 bendrai rodė, jo, važiuojant. Tai va, tai tiesiog temperatūra šilta tokia, tačiau vėjas yra ir lynoja. Kaip kitur įdomu, labas, jo, lančiukai, labas rytas. Apniukęs rytą rašo, nu va, apniukęs. Nu jo, bet vakar buvo gražus oras, gera diena tokia, saulė švietė, visi tokioj nuotaikoj. Jo, taip, oras nuostabus, lynoja, pats tas mezgimui, jau tikrai taip, pats tas mezgimui, tikrai taip. Laima, link Kauno lyja. O, Laimute, kur tu čia trasiuoji, tu man pasakyk. Kontrolė. Vaida kontroliuoja. Jo, Lijana rašo, labai pasilgom Instagramas geriausias pas mus oras panašus. Jo, labai džiaugiuosi, kai man klientis tikrai rašo ir praeitą savaitgalį, kadangi aš buvau išvykusi pas dukrą į Angliją, tai yra, ar nebus šįryt laivo? Kitą kartą dar buvo tokios, ta prasme, mintis gal daryti, bet, nu, nepagalvojau, kad tiesiog, nu, kažkaip ir mes ir važiavom, nes ne pačiam Londone gyvena, tai jo gyvena trupučiuką ten aukščiau, link to sąsiaurio, tai va. Tai ir norisi kitą kartą va taip praleisti. Tai va, bet kaip suprantu, labai džiaugiuosi tikrai, vat, kad parašo, nes, nu, kitą kartą, vau, kaip faina, vadinasi, kažkam reikalinga. Jo, čia tokia vertybė, žinokit, jau jauti vertybę. Tai va, jo, Danutė rašė, kad oras yra Vilniuje, lynoja, lekiu į Vilnių, Laimutė rašo. Tai į oro uostą tikriausiai, ar ne? Jo, Danutė, kad labas rytas, linkėjimai iš apnikusio Vilniaus, ačiū. Kaip tas Vilnius ten gyvena? Pasilgavo aš jūsų. Dalia, labas rytas. Nuo kada pradėjo domėtis mezgimu? Jo. Ar tiesiog netyčia tai prisijungėt? O gal mes, kad nerėt, ką žinau? Visko gali būti. Jo, tai va. Nu tai žodžiu, visos esat intensyviai kažką veikiančios. Jo, labas rytas, čia jau. Tai va. Dabar gal kur mes čia rašėm apie tą priklausomybę? Žinokit, yra per daug informacijos, per daug.
tikrai visko daug, ne per daug, bet visko labai daug. Ir kadangi visko yra labai daug, tai paskui galvoju, kur aš ten ką mačiau, ar kur aš ką skaičiau. Jo, bet kaip iš mūsų mergaičių sakė, kad tai yra gera priklausomybė, geriau sėdėti su mezginiu rankose, negu šiaip sau sėdėti ir nieko neveikti, ar ne? Jo, tai va, aš manau, kad tikrai taip. Dalyte, ačiū labai, Vaidukau, jo, žinok, gal tu viena taip ir vadini mane. Jo, labai džiugu matyti, žinok, tikrai labai džiugu, va todėl ir nustebau. Taip, labas rytas, Daumantė, sveiki labai. Klaipėda, nu va, kiek. Dar tamsios Anglijos, nu Ramunė, nu va matot, nu aš praeitą savaitgalį irgi ten buvau, alų midų gėriau. Jo, ne, mes tiesiog pas dukrą, aš jau juokauju, sakau, aš važiuoju kaip į namus, aš iš vis ten su tušiu lagaminu, be nieko man nereikia, viskas ten yra, tai žinot kaip. Tai va taip tiesiog paprastai. Paskui važiuoju, sakau, to neturiu. Tai taip ir būna. Tai žodžiu, lietus Lietuvoj, apniukęs cepelininis dangus, ar ne, nu ką veikti mezgėjoms, tik tai megzti, ar ne. Tai va, tuoj paskaitysiu da Facebooką. Daivutė sveiki, Gitana, Gitana sveiki, labas rytas, Danutė sveiki, vėjas pučia, jo, vėjas, žinokit, tikrai gana nemažas toks, bet buvo ir prognozavę, ar ne. Kelmėje niūrius apniukęs, nu tai vadinasi, sveiki, Liolė, visa Lietuva tokia, Sigitas, sveiki, labas rytas. Nepadariau dar to darbo, jo, labai atsiprašau, nepadariau. Kaip aš kad sakau kitą kartą, man tikrai nedaina, žinokit, rankos, bet tikrai viską turiu ir esu įsirašiusi. Ir ačiū klientėms, kurios turi kantrybės laukti, nes pas manęs būna taip pat sezono metu, kad yra darbai, kuriuos aš darau kitą kartą ilgai. Ta prasme, nes kiti užgožia, tai reikia prekių, tai reikia užsakymai, kadangi tai nėra vienas fabrikas ir nėra paprastai, kad paimtume į viską ten, puks, kaip sakant, žinai, suvedi kiekius ir viskas. Tai tikrai taip nėra, reikia prie kiekvieno atskirai įeiti, tuo labiau, kad ir va dabar yra gautos naujienos, vienos įkeltos, kitos dar net neįkeltos, o jau prieš išvažiuojant man buvo gautos, tai, nu ką, apsileidimas, nu bet ką dabar. Bet vat ir laukiasi pas manęs užrašų knygutėje, būna, kad aš ten tiesiog negaliu panaikinti to užsakymo lapo, nes jisai yra ir tiesiog, bet vat ačiū toms, kurios laukia ir pasižiūrėsiu, pasakysiu. Gal ne visada pavyksta, bet pateisinti kliento lūkesčius jo, nes pasižiūrėsiu, kaip ten yra, kas ten yra, Sigita, ir duosiu žinoti, nes dabar jau pagal tą akauntą jūsų atpažįstu. Taip va. Tai va, Klaipėda, sveiki, Ilona, jo, Edita, labas rytas, jo, sveiki, skaniu, taip, ačiū labai, tikrai taip. Taip, labas rytas visoms, jo, tai va. Tai pasisveikinimai įvyko, labas rytas, priklausomybė kūrybinga, maloni priklausomybė kūrybinga. Jo, 7, jo, man tas laikas truputį, žinokit, ten irgi susimaišo ir jo, aš kažkiek išsimušu iš to ritmo, bet paskui grįžus kažkaip atsistatoma ir tiesiog viskas kaip ir pavyksta, tik aišku, tam reikia laiko. Taip, tikrai, vat yra klausimas, ar šiandien papasakosiu apie naujienas. Manau, kad taip, bet truputį dar gal apie įspūdžius kažkokius iš tos kelionės, nes vis tiek mane domina tie mezginiai, kaip ir bebūtų, jie mane tikrai domina. Tik ir vėl yra skirtumas Europos, sakykime, brandai arba dizaineriai ir UK, JK, nežinau, čia vieni vienaip vadina, kiti kitaip Lietuvoje vadina, JK, Jungtinė karalystė, UK, tai va, bet kadangi vis tiek vaikščioji po daugmaž, kaip beveik pagrindinės gatves, aišku, mes ten iki pačio to nebuvom nuvykę, todėl, kad buvo undergroundo 6 linijos uždarytos ir tiesiog su autobusais buvo košmaras, aplamai vėlavo, nebuvo ir mes jau bijojom laike, kad nespėsim nuvykti į pačią Oksfordo gatvę. Tai tiesiog šalia ten buvom netoli, bet žinot, atstumai vis tiek ten yra ir teko pabūti
tose brandinėse parduotuvėse, tai aš tų pavadinimų tų jo brandų, žinokit, nelabai ir susikoncentruoju, ir aišku, ir Hops, ir Jigsaw, ir Vigers kažkoks ten, ir dar N. Jo, tai, nu, tiesiog tas dominavimas ir spalvų, ir galbūt, sakykime, ir tų mezginių, tai labai sužavėjo tai, kad kokie 80% yra megztų gaminių, tikrai megztų, visokiausių, pradedant galva, baigiant galvos ir baigiant ten visom kom. Jo, aišku, ir seniau būdavo, žinot, jo vis tiek ir tos prieškalėdinės, ir tų sintetikų ten, nu, gana daug yra, ir tų visokių kojinių, dovaninių. Jo, bet yra ir, nu, tikiuosi, kad yra ir to natūralaus pluošto. Tik aišku, vat ir grįžus ir galvoju, nu, pačiupinėsiu aš savo 100% kašmyrą. Nu, jaučiu aš vis tiek skirtumą, nu, tikrai jaučiu, kas nori. Gal čia manie problema yra, gal negaminiuose, bet aš tiesiog ją jaučiu. Tą skirtumą jį jaučiu, ir kai čiupinėji va čia ir čiupinėji ten, nu, man kažkaip yra vis tiek kitaip. Bet nesvarbu. Tai va, tai tiesiog kitą kartą galbūt ten deda dėl tam tikrų priežasčių, kad palaikytų formą, nes tai yra tikrai būtina, žinokit, tai kitaip neišeina. Jo, tai įvairios spalvos. Labai daug yra tų, vat, jeigu kalbėti apie tą ateitį, kaip aš ir sakiau, labai daug yra klasikos, bet ir vėl priklauso nuo brendo. Yra brendas, kur, pavyzdžiui, turi daug visokių atspalvių, o yra, sakykime, nu, nedaug, bet keletą ten, kokį 2 pagrindinius ar ne, ir kažkas eina. Yra, kur, sakykime, vien tik klasika yra, ir čia vat, vėl sunku apibrėžti. Nors, kiek aš žinau, ten JK, tai yra truputį vėl tos spalvos yra, nu, skirtumas yra tarp trupučiuką, tarp, sakykime, tos Europos, ir kažkaip va taip gaunasi, kiek tenka bendrauti, bent jau mūsų ta informacija tokia, nežinau, gal kiti turi kažkokią kitokią. Tai va, tai tikrai klasika, pradedant ne nuo skaudžiai baltos, nors buvo kažkas, bet nepasakyčiau, kad labai daug buvo ta tokia jau išvis ten iš tą išbalinta tokia balta, nes matot, kas gaunasi, ne visose siūlose tai galima padaryti. Jo, nėra pavyzdžiui, kodėl Rikse nėra skaudžiai baltos, nes pažeidžia mulberį šilką, tai ir negali jo daryti. Tai vat ir jeigu tai pasižvalgyti, tai žinokit, tikrai yra. Kaip ir baba, pavyzdžiui, 487 yra pati balčiausia spalva, jos nėra skaudžiai baltos, nes jos nedaro gamintojas tiesiog. Tai va, tai tada rožinių tų visų tokių nuo švelnių iki trupučiuką ryškesnių tikrai yra. Rudų nemažai buvo. Rudų tikrai nemažai buvo, jo labai nemažai buvo. Kas dar? Nu va, ta bordo tokia tikrai buvo, mėlyna buvo, raudonos, bet gal aš bandžiau surišti su kalėdom. Gal va, būtent tas toks periodas, sakykime, pasitaikė. Ir aplamai jie labai mėgsta kalėdinius rūbus, jie tikrai ten perkasi ir dėvi ir nešioja, ir tiesiog kaip aš pati galvoju visai iš super dželongo šalikėlį savo užsimetu prieš kalėdas ir vaikščiu visą raudoną. Tai va tokia situacija, sakykime, jo ir nu, aišku, ir to buvo to žakardo labai, neatsimenu ten to brendo dabar, neatsiminsiu, Seo celis kažkoks, nu negaliu pasakyti, tikrai buvo labai nemažai žakardo, bet tai nebuvo masiškai, tai buvo, kiek pamenu, daugiau vat vienas tas brendas, kuris būtent tik tai daro ir matyti, nu, specializuojas, kaip sakant, ar ne? Jo, Danutė rašo, kad tikra tiesa, Vaida, kas liečia megztus rūbus ir jo kokybę. Jo, žinokit, kokybė tikrai, bet yra taip, kaip yra. Bet labai džiugu pamatyti mūsų man matomus ir žinomus siūlus, man tikrai džiaugiasi, kaip pasakyti, gerai jaučiuosi tada, kai aš matau mūsų, nu tiesiog ir mano čiupinėtą produktą jo, arba ten, kai būni parodoje ir sako, va, ten tas ir tas gamina, tai čia galvoju, wow, kaip faina, kaip faina vis tiek. Jo, reiškia, ir mes, nu, kažkur tą linkmę einam ir domimės ir kažką ten, kaip pasakyti, norim sužinoti. Jo, ir tikrai žinokit, kas moka megzti ir kas gali, ta prasme, savo nusimegzti arba pasisamdyti mezgėją arba nusipirkti,
Tai bet kokiu atveju tikrai, žinokit, yra geriau išsirinkti iš e, to pardavėjo, kuris prekiauja ne stokais, o reguliaria preke. Tikrai yra žymiai geriau, nes jūs, kaip pasakyti, vis tiek yra didesnis garantas. Tai va, tai tokia situacija o iš vis tos, kurios moka pačios nusimegzti, nes, keli šimtai kainuoja megztukas, kašmyrinis keli šimtai kainuoja ir tai, sakau, yra, kaip čia, italai, tai jie ten labai jau garsina save ir tie visi brunelų, kučinelai ir taip toliau. Jo, o vat mokėti didžiausius pinigus už šalikėlį su prestižu 600 eurų, kaip čia pasakius, gal norim, gal nenorim, ar ne? Bet jeigu turim galimybę, o kodėl ne? Bet aišku, su kiekvienu siūlu reikia mokėti dirbti, išsidirbti ir žinoti ir tikrai negreituoju būdu, kaip sakau, megzti, ar ne? Tai va, žinokit, juodasis penktadienis, manau, turėtų būti lapkričio paskutinio mėnesio penktadienį. Mes planuojam, kadangi mes vis tiek esam keli, mūsų šeima mes esam jau beveik kelios šeimos, tiesiog galiu tai pasakyti gal, tai diskusija vyksta su visais ir kažkas tikrai bus, nežinau, ką žinokit, negaliu pasakyti, bet planas yra. Aš tikiuosi, kad jis mums turi pavykti, nes ir techninės galimybės tai tikrai leis. Labas rytas, Ilona, irgi dar viena iš Anglijos. Sveiki, Monika, sveiki. Tai va, tai dabar dar pasakysiu dėl to Super Dželongo paletės. Trupučiuką, viskas yra suderinta, viskas yra sutarta ir visa kita ir dydžiai, tiesiog ir pati vizualą mačiau atsiųsta, tačiau nebeturėjau galimybės parašyti ir paskubinti gamintojo, kad man jas pagamintų, nors labai labai norėjau tai padaryti šią savaitę, bet laiko stoka ir tikrai labai nemažai darbų. Ir tikrai bus, tikiuosi, aš jau kitą savaitę paprašysiu, kad jie man galbūt greičiau galėtų pagaminti, nes dar reikia ir padaryti, paskui reikia sudėti ir nuotraukos, ir kelti. Trupučiuką yra reikalų. Tai va, bet mes padarysim tikrai, aš tikiuosi, kad kitą savaitę turėtų tai būti. Tai va. Stefutė, labas rytas. Va, matot, kiek čia mes matom daug mergaičių. Taip, Laimutė, sveiki, dar su kitom pasisveikinsiu. Sonata, sveiki, senai matyti ir girdėta. Taip, labas rytas, Sandra. Buvo visokiausių tų klausimų ir mano tos visos, kurios manęs dažnai jau klausosi ir žino, tikrai sukonkretina klausimus, ačiū joms. Jau aš gaunu tokią, kaip pasakyti, tokius, kaip aš kad juokauju, paruoštus namų darbus, nes gaila nebegalėjau atsakyti vienai mergaitei. Paklausimas, noriu šaliko prie palto, bet nei nuotraukytės, nei kokia ta spalva, nei kokią tą viziją žmogus įsivaizduoja. Žinokit, labai prašau, jeigu rašot paklausimą, kad trupučiuką, kaip pasakyti, aš negaliu atsakyti, nes nežinau, ko jūs norit. Ar jūs norit lygaus, ar jūs norit su plauku, ar be plauku. Man labai sunku yra nuspėti visų žmonių, kaip pasakyti, vizijas. Tai aš visada rašau, kad jūs man sukonkretinkit, atsiųskit nuotrauką, galbūt modelį šaliko. Yra iš vis geriausiai, kada yra modelis šaliko. Arba rūbo, arba gaminio, kokio norite, ar kepurės, ar kažko. O spalva, žinokit, su spalva ir vėl dabar. Telefonai rodo kitaip. Aš pati keliu nuotraukas, ne visada tai darau pati, bet darau, tai mano visi 3 dalykai rodo skirtingai, nes jų mes ir namie geriausiai rodo atspalvį, parduotuvėje iš vis kompiuteris rodo netokį, telefonas, daug maž. Tai žinokit, ir vėl yra sudėtinga nuspėti. Ir aš jeigu matau, kada klientas nori labai labai tiksliai, žinokit, aš nebeapsiimu. Nes aš negaliu tai padaryti. Nes tada tokiu atveju rekomenduoju siūsti kažką, kas įmanoma, jeigu tai įmanoma, aišku, palto neatsiųsi. Ir tada bandau priderinti, nes, nesinori, tiesiog suprantat, kaip pasakyti, nesinori pateikti klientui arba pasiūlyti netinkamą atspalvį ir paskui pačiam dar ten nervintis ir užtrukti laiko ir rašinėti, atsiprašinėti. Kam to reikia? Nes
Tada turi būti labai konkrečiai. Ir aplamai, aš labai mėgstu konkrečiai, gal čia mano problema irgi. Nes, nes aš, man labai patinka pataikyti. O kadangi man labai patinka tiksliai pataikyti, tai vat man kažkaip ir norisi to tikslumo. Gal kiti taip ir pro pirštus praleidžia, bet aš tiesiog, bet tiesiog taip. Tai va, jo dėl palečių tikrai jos turėtų, sakau, būti, vat ir pamačiau tiesiog tą kauntėlį ir galvoju, vat reikia, ir pasirašiau, kad noriu pasakyti. Tai va. Tai ką, mergaitės, dabar, kad negaišt laiko paskui ir kad užtektų to laikelio, situacija tokia, kadangi būklė, tiesa, be proto daug būklė visur, visuose gaminiuose, kur nori ten, gali dėti būklė, pumpuriukai, visa kita. Tikrai, nežinau, ar kitą savaitę įkelsiu Reelsą, matysim, turiu pasidariusi, kaip pavyks. Jo, bet mūsų naujienos yra va tokios, čia yra fabriko, kaip aš kad ir visada sakau, šitos pavyzdžius mezgu ne aš, čia man atsiunčia fabrikas, jo, aš gaunu pavyzdžius ir paskui gaunu paletes ir pagal jas, sakykime, aš užsakinėjau. Ir dabar atkreipkim dėmesį, aišku, jums gal nesimato, bet kas ateina į vietą ir jau pirko ir vieną poziciją to siūlo ir kitą poziciją, pirmas dalykas, aš rinkausi, norėjau beveik kaip ir būklė, arba kaip aš, kad sakau, taip rusiškai pasakysiu, šišačkami, vienu žodžiu, kaip lūmija, labai panašaus siūlo, kad būtų tie pumpuriukai tokie ar ne, bet tai nėra paskutinis mūsų produktas, kurį mes turėsim ar ne, bet mane sužavėjo tai, kad tai yra 80% merinas ir jisai vėl turi tą nuorodą, RVS nuorodą, žinot ar ne, ką tai reiškia, jo, kad tai yra tam tikro regiono siūlas ir iškart jisai jaučiasi švelnus. Šitas pavyzdys yra po skalbimo ir jisai yra tikrai minkštesnis negu mano, kurį aš mezgiau lėktuve. Jo, ir jisai toks yra retas, tai aš pažiūrėsiu, kas čia man gausis. Čia yra ne visos spalvos yra 8, nežinau, taip susirodė, taip norėjau paimti, taip paėmiau. Buvo daugiau, bet aš taip paėmiau. Jo, tai va, jisai toks visas yra truputį retokas, man atrodo, tokia lyg laisvesnis. Bet šitą dalyką mes patikrinsim po skalbimo, jo, kaip jisai atsistos į savo vietą. Aš tikrai neskaičiavau to tankio, galėjau tai padaryti. Ir atrodo virbalas yra parašytas. Prie šito produkto jisai vadinasi Lenibud, 2 N raidės. Šiuo metu jisai yra įkeltas į naujienas. Tai kaip ir sakiau, 80% ypač plono merino su nuoroda ir 20% polioamido. 100 gramų yra 430 metrų, 100 gramų kainuoja 9,50 €. Tai dabar neatsimenu kiekio, kokį ten parašėm, tikrai nepamenu, gal 300 ar 350, pažiūrėkit, nes jau tiek yra informacijos, kad nebegaliu tiek prisiminti. Jo, tai tankio nepaskaičiavau, galėjau tai padaryti, kitą kartą tai padarau ir kodėl aš pabrėžiu, kad reikia megzti ten su tokiais virbalais, nes aš pagal fabriką. Jis ne veltui šitą dalyką padaro. Tai va, bet aš paskui tai padarysiu, jo, galėsiu galbūt, tikiuosi nepamiršiu ir įrašyti akeles, ar ne, kaip ten, kad 10 centimetrų į aukštį ir į plotį, kiek yra jo, bet ką aš noriu atkreipti dėmesį, mergaitės, aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra, fabrikas yra uždėjęs blogąją pusę. Ir tikrai aš turiu pavyzdžių, ne vieną, kuris yra uždėjęs blogąją pusę. Ir kas, sakykime, kas atėjo į parduotuvę ir kažkam aš jau rodžiau, sakykime, visą tą pavyzdį savo, nėra blogai ir gerojoj, pakol kas, kol nėra skalbtas, nežinau, kaip bus išskalbtas, bet blogojoj tarsi daugiau būtų tų burbuliukų. Tarsi daugiau tų burbuliukų būtų. Tai va, tai, tikrai, jisai man švelnus, minkštas, tai yra, aišku, ne kašmyras, pabrėžiu, bet ir ne kašmyro kaina, jo, bet jisai yra fainas, tikrai fainas, minkštutis, švelnutis, aš tuoj parodysiu visas spalvas, jo, tačiau pakalbėsiu dar, sakykime, paskaitysiu, kas ką parašė. Jo, labas rytas, jau matomi akaunčiukai, tikrai labas rytas.
Sveiki, Jolanta iš Vokietijos, kaip malonu. Labai malonus. Jo, Ingrida irgi sveiki, tai va. Tai va, tai vienur paskaičiau, kitur paskaičiau. Labas rytas. 3 eko būklė šviesiai pilkos spalvos. Ieva, žinokit, reikia pažiūrėti paletį, ar tikrai eko būklė. Lyja eko kalbat, ar ne, kur yra 180 metrų? Galiu pažiūrėti, ar yra. Jo, negaliu matot garantuoti, reikia pažiūrėti iš pradžių paletį, ar yra. Jo, tai va, galėčiau pažiūrėti, tik patikslinkit, jeigu apie Lyjo eko, bet turėtų tas ir būti, nes kito liktai nėra pavadinimo. Very eko, ten yra tas brush, jisai yra iššukuotas toks. Gerai, šitą irgi pasilieku rezervę į ateitį klausimą, gerai? Tai parduotuvė yra toks tamsesnis, jeigu reikės, galėsiu parodyti tą tamsesnę spalvą. Nežinokit, tikrai kitą kartą žymiai geriau matosi parduotuvėje, negu kad, sakykime, būtent, tai pažiūrėsiu, kaip čia mato mergaitės, negu kad, sakykime, kitą kartą elektroninė ar kur kitur. Jo, žinokit, su tom spalvom tikrai aš sutinku, yra labai taip sudėtinga. Taip, ačiū Ieva, gerai tvarkoju, aš pasižiūrinėsiu. Labai gerai, kaip tik aš ten, esu išsiuntusi, bet nieko tokio. Dar rašyčiau, jeigu ką. O, malonu, greitai kalėdos. Jo, greitai kalėdos. Tikrai. Tai va, tuoj pažiūriu, ar aš viską čia gerai matosi gerai, matosi, palaukit. Ne, tai viskas gerai, jo. Žodžiu, čia matosi, dabar gal šitą dar, va matosi. Taip, tai čia yra, gal atsistosiu. Tai, kaip ir sakiau, tai yra tokios mažos, va matot, kiek yra daug tų pumpuriukų, aš manau, jums tikrai gerai matosi, labai daug. Kas keli centimetrai, tie centimetrai tikrai yra nevienodi, matomai specialiai tai padaryta, vat ir Facebook'ui rodau. Tai čia yra švelni pilka spalva ir kodas yra 3702. Man labai graži šita žalia. Jinai tokia samanos, bet ne tokia iš vis nublukusios samanos. Facebook'e rodo negerai spalvą. Instagram'e rodo per ryškiai. Jinai yra švelnesnė, tikrai švelnesnė. Gal vat iš toliau geriau. Ir tai yra 37295, tikriausiai, žinokit, aš čia labai skubėjau, galiu būti prisidarius klaidų, bet paskui peržvelgsiu. Šita man labai graži spalva, aš nežinau, man paskutiniu metu iš vis ta žalia labai pradėjo patikti, va tokia, va šičia jinai yra, todėl pirmąją ir mesgiau. Galiu parodyti, bet Facebookas tai ten rodo biškį nesąmonės su spalvom. Va, tokia skani yra žalia, kaip, net nežinau, jinai tokia man gyva, tokia skani žalia ryški. Tikra žalia, va šitaip gal sakyti. Matot, rašyti, sakyti, čia viską darau, tai todėl taip ir gaunasi. Ir vėl, Facebookas rodo ne, tai spalva yra 3722, yra geltona, kadangi tas viestinė, jinai vis tiek tikrai yra madoje. Tai va, tai šita yra 3711 spalvytė, tokia. Tada yra tokia džinso. Dabar galvoju, bet tokia su kažkokia kita spalva maišytas tas džinsas yra, nes aš, pavyzdžiui, vieną tokį džintą iš Imeidžo turiu, tai vat, iš karto žiūriu į tą vietą, kur matau, tai čia tokio lygi yra, net nežinau, žinokit. Net nežinau, ką pasakyti, kažkokio mėlynumo, kažkokio, ir vėl lyg tai truputį toks vietelės tamsesnės, lyg šviesesnės, lyg tamsesnės, labai įdomi spalva, labai įdomi. 3728 ir tokia vat ir tikrai, tiek ta žalia, tiek šita labai man kažkaip patiko ir kitą kartą norisi tų kitokių spalvų. Šita yra tokia karališkai mėlyna, bet su violetiniu lyg atspalviu ir kai įsineši į dienos šviesą, jinai tikrai meta violetinį tokį jo, bet irgi tikrai, klientės pageidauja 3729. Rožinė, kuri bus labai madinga. Ir dabar yra, ir tikrai perka, ir indijanai,
ir kas tik tai yra tos rožinės, nu, tokia švelni rūžava, nu, arba rožinė, 3,7,16, va tokia. Čia ir vaikučiams tą siūlą, žinokit, tinka jisai galima pledukus megzti, galima, sakykime, kardiganus megzti, ar ne? Jo, ką čia dar jums sakyti? Kepurės galima megzti, ar ne? Bet aišku, tai vėl reikia padėlioti, kad, sakykime, iš to vieno siūlo, nu, trupučiuką jisai bus, pavyzdžiui, kaip kepurė, ar ne? Nu, kaip ir toks per plonas. Vakar pardavėm kartu, sakykime, tą pilką su super dželongu. Tai čia prie kiekvieno to dalyko galima pridėti ir, sakykime, ir man iš vis va taip ir patinka, nes reikėjo šaliko didelio tokio, kaip dabar, kad yra madoje visi tie dideli šalikai. Ir, nu, šitas tikrai, nu, jisai gali būti su mašina tikrai vienas pats, tikrai, ir su rankomis gali būti vienas pats, bet kad greičiau nusimegzt, nu, nes mes skubam, ar ne? Tai va, dadėjom super dželongą, šitą, ten koks virš 4 numerio virbaliukas ir tikrai drąsiai galima, sakykime, megzti. Tai va, visus tuos galima ten sudėti su kažkuom, pasižiūrėti, ką čia mes turim. Jeigu aš neturėsiu, aš paskui pasižiūrėsiu ir, nu, pagal situaciją pasiieškosiu, ką būtų galima užsisakyti pagal spalvinę gamą. Jo, bet vat ir gaunasi čia trupučiuką sudėtingiau, nes reikia iš kitų fabrikų žiūrėti. Jo, nes ne iš vieno, nes galbūt tas neturi, nes jie irgi specializuojasi. Tai va, tai čia ir pledukas gali būti, ir megztukas gali būti, nes 80% merino, kokybiško gero merino, tikrai, kaip pasakyti, ir kūdikiui gali būti, ir suaugusiam, ir viskam. Ir kardiganui tą patį su priedu galima megzti, kurie dabar tikrai irgi ten, labai madingi. Rankinė, buklė, labai daug buvo rankinių buklė. Labai daug. Kas nerit, kas darot verslą su nerimu, jo, tai tikrai galima tai daryti, aš manau. Tai va, nu, nes, aišku, galima gal ir sintetiką pirkti, čia kaip kas kiekvienas nori ir pageidauja. Tai va, tai sakykime, su bukliuku, mūsų bukliuku, ar ne, va, yra toks siūliukas. Jo, tai kaip ir sakau, jisai yra merinas, tai nėra kašmyras. Gal mes pasižiūrėsim, gal kažkada dar bus ir kašmyras, nežinau. Jo, bet sakykime, šitas yra tikrai ir ta kaina man jinai tokia priimtina. Jo, nu, tenkinantis, sakykime, ir kokybė, ir kaina yra tenkinanti. Tai va, čia tokia būtų mano nuomonė, kaip aš kad sakau, ar ne? Mano nuomonė. Ja, tai va, tuoj pasižiūrėsim merginos komentarus ir gal tikrai klauskite, jeigu kažką esat numačiusios. Tikrai galit klausti, drįskit, nebijokit. Jo, su rašalu galbūt maišyta, tikrai taip. Nu, sakau, vat kitą kartą tos spalvos o perteikti irgi jų ne visada te pavyksta, nes, nu, ir telefonai, ir fotoaparatai, nu, neperima tų spalvų ir viskas. Ir ką tu nori, tą tu daryk. Yra tam tikros tos spalvos kitos, kur labai sunku yra jas įkelti, nu, vat būtent tokias, kokios jos yra. Prie žalio tada reikėtų pasižiūrinėti, sakykime, kokio storio jūs norit, ar tai reikėtų žiūrėti iš mūsų merino plonojo, kur yra apie 1500. Ta plonai meriniuką aš vadinu, kur ten pas mus yra nuo 1200 iki 1500 ir netgi 2400 100 gramų yra. Reikėtų pasižiūrėti, sakykime, tą būtent atspalvį, kas atitinka. Arba galima žiūrėti gal iš formos, iš super dželongo. Iš formos, iš super dželongo reikėtų žiūrėti, nu, tiesiog reikėtų žiūrėti dabar taip, va taip. Tačiau nežinau, ko pageidaujat, matot, koks vėl yra koks projektas. Galima ir moherį dėti.
galima dėti ir moherį. Aplamai, vat jo, kokia ta vizija, ar tai, kad užpildytų akytės, ar tai, kad tas akytės, kad jos užsipildytų, ar kad neužsipildytų. Nu, tiesiog, va šita situacija, netgi 2 gijas galite dėti. Dedate 2 gijas, sakykime, ir viskas įsisprendžia. Jo. Šią savaitę mes netgi viskozę dėjom, Karibę viskozę žalią. Jo, taip, tikrai. Nes yra ten buvo užsakymas projektas paaugliai megztukui su kalėdinė eglute su viskuom, tai tiesiog parinkom iš Karibę, neatsimenu numeriuko, žinokit, jo pridėjom, labai ten viskas atitiko, tai va ir yra, kaip sakyti, tai va būtent jeigu megztukas, samaninės yra Image'as X5, 7X5, man atrodo, tokia spalva, jeigu aš gerai pamenu, tikrai yra. Ir abė yra samaninės, tamsi, tokia samanos spalva, kuri atitinka, ir Image'o yra. Tai yra 2 pasirinkimai. Dar matau ir sūrė alpaka galėtų pagal mane būti. Ir dabar neatsimenu jau kito pavadinimo. Matot? Jo, bet tikrai gali būti ir... Jo, tai vat, jeigu prie samaninės, matot, va, pradėjau tai vat kaip gerai, kad patikslinot, nes, nu, kitą kartą jo, aš ne viskas pagaunu, žinot. Jo, tai galima tikrai iš tos pozicijos. Tarp kitko yra ir, nu, reikėtų pažiūrėti, ir viskozė yra. Bet jau čia tada tas, kas nori tokio vėsesnio mezginio, megztuko. Būtent jeigu viskozę dėtų. O jeigu norit va dabartiniam tokiam, tai visai geriau yra merinas. Arba ten, sakau, super dželongas. Man atrodo, ir basmė siūlas tiktų. Tuoj parodysiu. Čia prie pat esu. Kiek to laiko yra. Lina kas ten, ar nežinau pagal akauntą. Va. Ir šitas, manau, tiktų. Čia yra basmė 338. Čia yra basmė 338, jisai turi ir viskozės, ir kašmyro. Jo, tai jisai vėl būtų toks, nu, vėsesnis, kadangi viskozė vis tiek jinai yra ne žeminis, ar ne? Tai va, tai tikrai galima šitą dėti. Čia tikrai va tos spalvos sutampa. Ir kaip minėjau, galima dėti būtent iš Image'o ir abė. Jeigu vat, iš tų pavadinimų. Tvarkoj, gerai, mergaitės. Jeigu norėsit dar, paskui manau paklausit ir tikiuosi turėsiu galimybę atsakyti, nes parduotuvėje irgi turim pakankamai žmonių. Jo, žinokit, ir nu, neprieinu, bet sakau, mano visos tos mergaitės jos laukia ir koks jų storis. Sakykim, šitas 430 metrų. Šitas yra 430 metrų. Jo, 100 gramų, merginos 430 metrų ir tikrai yra parašytas kiekis, kiek reikia įsigyti. SML dydžiui, nežinau kitų, žinokit, nu, va, matot, neatsimenu net. Jo, nes automatu kitą kartą kaip darom. Tai prie to pavadinimo elektroniniai parduotuvėje apačioje yra naujienų, užeikit ant vienos spalvos ir jums parodys. Tačiau, jeigu jūs megsit su kitu siūlu, jūs turite žinoti, kad to siūlo jums reikia tikrai mažiau. Bent 50 gramų tikrai mažiau, nuo dydžio, jeigu pridėsit kitą. Čia ir vėl, aš galiu pasakyti apytiksliai, jeigu jūs pridėsite storesnį siūlą, kaip pavyzdžiui, kai dabar rodžiau tą basmė, ar ne, tai tada net gal ir 100 gramų reikės mažiau. Čia priklauso nuo vėl, sakau, nuo dydžio, nuo pageidavimo ir taip toliau. Nes kitas storesnis, nu tiesiog jau ir storesnis virbalas bus, čia jau nebetitinka. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Dabar manęs klausia, matau lentynoje už jūsų burdos spalvos siūliukus, iš jų nusimegzti, kokia jūsų sudėtis. Tai jūs čia matote naujieną, tikriausiai, ar ne? Taip, jūs matote, Kristina, naujieną. Tai yra kitas produktas, kuris dar nėra įkeltas į elektroninę parduotuvę. Tai artimiausių metų jis pasirodys. Tai yra Cotton Lab. 43% ypač plonos merino vilnos ir 57 organinės medvilnės. Metražas 260 metrų, 100 gramų, 9,50 €.
tiesiog man ir klientės ieškojo tokio vėsesnio, bet didesnės apimties siūlo, su tokia, nu kaip pasakyti, su tokia mintim ar tiesiog to siūlo savybėm, kad tai būtų arba, sakykime, pavasarinis, rudeninis siūlas, tinkantis megztukams, kardiganėliams, sakykime, ar ne. Pavyzdžiui, kas nemėgsta šiltų kepurių, bet nori tos kepurės ir kad būtų su apimtim kepurėm, ar ne, arba tam, kas dirba šiltose patalpose, arba tam, kam yra labai karšta. Ateina klientės ir sako, nu man yra labai karšta. Ir man būna karšta, tai aš sakau, nu va, tai čia greičiausiai keralos atmaina, kadangi, ta prasme, norisi ir tos medvilnės, ir merino, tai čia va jis šitoks, aš jo dar net nepramesgiau, bet vat matot, jau fabrikas rekomenduoja gerasias akis, jisai tikrai purus, sakykime, putlus ir turi apimti. Ir čia būtų lengvi ir tie kardiganai, ir megztukai. Labai puikiai įsivaizduoju kepures, tokias vat puresnės ar ne, ir nu, nelabai šiltas. Tai va, tai sudėti viską pasakiau, čia vėl yra, sakykime, merino vilnos nuoroda RVS, kad tai yra iš tam tikro regiono ir ta prasme, nemaišyta su kitkuom, tai nėra kažkoks ten sumaišymas, ką gavo iš visur ir sudėjo, jisai turi būtent tą nuorodą. Jo, ir tai yra spalvos, nu, vat, ir tos spalvos, ką jūs matot už nugaros, bet aš dabar dar parodysiu 3152, tokia tikrai faina ir tokia va dabar bazinė spalva. Yra irgi balta, bet jinai nėra skaudžiai balta, jinai truputį turi tos tokios, nu, truputį pienas. Nu, gal biškutį gelsvesnis negu pienas. Nu, aš labai smulkmeniška, kaip sakau, esu, tai aš kitą kartą ten, jei turiu pasakyti. Bet, nu, kai kelsim, tai tikrai, manau, va, jums tada bus geriau. 3151 kodas yra. Ir paskui eina, tuoj pažiūrėsiu merginos, ar mato Facebookas, negaliu dabar atsakyti. Mato Facebookas, gerai mato Facebookas, viskas gerai. Jo, ir dabar va visos kitos šias spalvos tokios, jau mes jas ir prekiavom ir tikrai irgi va kažkaip taip susidomėjimas vyksta, nes matomai todėl, kad nenori to šilumos kiti, plus ir mūsų klimatas šiltėja, ar ne, tai va, čia tokia mėta, tokia ryški mėta, sakykime, ar ne. Nežinau, sakyti numerius, nesakyti, aš kitą kartą dėl laiko stokos jau nebesakau. 3162 labai įdomi spalva, mėta 3161. Ir vėl švelni rožinė tokia pilka, va tokia ryški, nu tokia jau ryški, mėlyna, žydra, bet ryški. Ir dabar paimsiu šitą siūlą. Jeigu čia yra 260 metrų, tai žinokit, vakar skaičiavom apie 600 gramų, nu tikrai reikėtų, kalbu apie M dydį. M dydį tokį laisvesnį, didesnį, aišku, reikėtų man vėl paimti kalkuliatorių ir paskaičiuoti. Aš taip viską ant galvos jau nebegaliu pasakyti, nes nu, daug rūšių ir daug skaičių, bet vat, sakykime, kažkur tiek reikėtų. Jisai ritėje, kai gaunate, ir aplamai siūlas, kai gaunate, jisai yra toks tarsi plonesnis, nes jisai yra apdirbtas parafinu. Jūs, kai išplausit, jisai tikrai turi papurėti. Šitas siūlas ilgiau džius, nes turi medvilnes, nors jinai yra organinė medvilnė, bet jisai vis tiek, kadangi turi sudėtyje medvilnės, jis ilgiau džius. Ar ne? Tai va. Jo, tai va toks būtų paaiškinimas. Jo, ir nu ką, naudot galima irgi. Čia kitą kartą, pavyzdžiui, kur yra šiltesnis klimatas Anglijoje ar kažkur, sakykime, ar ne, ar kokioj ten Ispanijoje, ar Vokietijoje, nežinau, kur, pavyzdžiui, ir pelėdukas ir visa kita. Ir aplamai, aš kai vat užsidedu, aš visada tokia mėgėja esu užsidėti, tiesiog aš iškart jaučiu vis tiek tokią šilumėlę jaučiu, žinokit, labai puikiai jaučiasi, labai puikiai. Čia yra testas labai geras. Ir tikrai nėra daug. Tai va. Nu tai va, sakykime, tas siūliukas toks, apie tiek reikėtų.
aš ten, jo, numatytas yra mano tas kiekis, bet aš irgi dabar, kai vat įkelsim, paskui tai matysiu, neatsimenu. Matot, jau kas įkelta, neatsimenu. Tai va, Basmė siūlo, jeigu vėl, Lina, jeigu aš teisingai suprantu jūsų vardą, 750 metrų. Basmė 750, kaip ir Super Dželongo, kaip ir Babos. Jo, tai va tas 750, jisai labai geras, tas storis yra toks. Nes galima iš vieno meks, galima su kitu meks, galima su moheriu meks, galima iš dviejų meks. Nu, žodžiu, su vašeliu galima mekst. Tai va. Aš nepasakiau Kristina, su Kristina kalbu, tai apie Kristiną ir galvoju. Monika klausia, ar parduotuvė dabar turite tamsiai rudų moherių indianus ar rikso monikėlę, tikrai neturiu, riksai yra išpirkę, va yra likutis, rudas spalva iš vis, atsakau, jo, yra likutis, čia keli gramai likę, nors man reikia japonų žiūrėti, jo, o indianos rudo, žinok, tamsiai rudos nėra. Aš gal matot, aš vakar žiūrėjau pasiūlymą, tai man maišosi galvoju. Ne, yra tik Monailo, bet Monailo yra tokia vidutinio rudumo. Man atrodo, kad Monailo, tai pasakysiu. Ne, čia Femo. Japonas, bet be šilko, jo, ir 53 Superkid moheris, 15 vilna ir 32 nailonas. 1300 metrų, jisai plonesnis, vat yra tokia. Ir jeigu jie žiūrėti, jos tikrai skiriasi, va matot. Jo, reikia žiūrėti, ar turės, ar neturės. Oi, nebepadedu. Jo, reikia žiūrėti, ar turės, ar neturės, nes dar kol atsisinčiam. Jo, aš planuoju, bet man gaunasi labai sudėtinga, aš negaliu blaškytis nuo tų fabrikų, nes paskui, nu, tiesiog, žinot, čia kai vieną turi, tai yra viskas labai paprasta, o kai čia yra vienos pozicijos švinų, va, aš taip ir tiesiog. Aš tik žinau, kad aš Indianą žiūrėjau, kadangi ir vėl dariau užsakymą, tai žinau, kad žiūrėjau, bet aš dabar nebeprisimenu, kas ten su ta ruda buvo. Nepamenu, žinok, Monikute, aš nebent galiu patikslinti, nes pasižiūrėti į paletę ir paskui pasižiūrėti į pasiūlymą, kas buvo, kas nebuvo. Aš kažką sakiau, bet aš neatsimenu, ką sakiau. Bet Indiana, žinokit, tikrai labai, labai geras siūlas ir tiek su rankomis, tiek su mašina. Liolė tai puikiai žino. Aplamai, nu, ir kiti žino, jo, tiesiog, vat, ir jo, vat, jau kas naudojo, galima ir netgi skalbimo mašinai skalbia, aš tai trupučiuką, nu, bet aišku, aš irgi padarau visokių nesąmonių. Pavyzdžiui, riksą įdedu į skalbimo mašiną, nu ir ką, nu ir nieko. Nu ir nieko. Tai va, tai žodžiu, va, tokios su manim būna nesąmonės. Bet paskui galvoju, gal reikėjo nedėti. Ne, viskas gerai, Vilnos programa galima tikrai ir kitiems siūlams ir patartina yra, bet tie, kurie turi plauką, vat, pavyzdžiui, alpaka, very eko mūsų arba buklė, ar ne, tie, kurie moheris, tai taip biški rizika yra. Bet tai niekas neatsitiko jam. Tik deformavusi truputį gal kažkiek daugiau, bet aišku, aš jį ten pratampiau, taip pat, nu, galvoju, nu, čia bet užbanguoja, žinokit, mums užbanguoja. Tai va, jo. Tai gerai, Monika, jo, tu atvežk, aš pasižiūrėsiu, kas ten yra, kaip ten yra. Sakau, aš neatsimenu, aš į rudas tą žiūrėjau, bet įsitrynė dabar iš atminties, ką aš ten žiūrėjau. Aš tik žinau, kad aš jau nusinčiau, bet aš tikrai galiu pakoreguoti tą su Indiana užsakymą, jokių problemų. Nes tiesiog dar patvirtinimo negavau. Jo, palauksiu. Gerai, jo. Kaip ir su baltu, ar ne? Jo, kaip ir su baltu. Taip, Rasa, sveiki. Mūsų parduotuvė dirba nuo 10 iki 4, nuo antradienio iki penktadienio. Retkarčiais būna pietų pertrauka nuo 13 iki 13:30. Jo, kada dviese esam nebūna, kada esu viena tikrai būna, nes ten turiu tokių situacijų, kur privalau užsidaryti, nors kitą kartą būna visai, bet vis tiek, nors 15 minučių, tai va būna, pertraukėlė būna, tai va kitą kartą geriau nepataikyti, nes paskui lauksit. Pirmadieniais mergaitės nedirbame,
nes ne visada pasižiūri į darbo laiką Facebook'e ir tiesiog gaunasi, nežinau, bet ir Google yra parašyta, tai turėtume tikrai visur matyti, bet gal tiesiog vat, kaip pasakyti, iš to įpratimo tokio, iš to tokio, žinot, nu ne energijos, bet pastovumo važiuoja ir paskui sako, Dieve, pirmadienį atvažiavom ir atsitrenkėm į duris. Jo, bet mes pirmadieniais nedirbam, bet aišku, džiugu, kad paskui kitą dieną pasiryžta važiuoti. Nu, kada prie pat tai viskas gerai, bet kada iš toliau, tai vis tiek, žinote, tiesiog va tai būna. Tai va, tai tik va tą raselę susakiau dar darbo laiką, jo, bet geriau žinokit, jeigu kartais, nu jau norit ir aš žinau, kad jūs esate iš toli, tai pasiderinkit, parašykit, nebijokit parašyti, jo, aš jeigu galėsiu, aš tikrai parašysiu, kad aš būsiu, bet sakau, būna visko, būna pas gydytoją, būna kažkas suplanuota, užsakyta ir vakar turiu išlėkti, jau po 4 buvo, nes mes ir pasiliekam ilgiau. Tiesiog viena pagauna tarp durį mane, Vaida, man reikia alpakos, sakau, pusę 5:11 minučių turiu, aš kai kulka, žinokit, išlėkiu. Bet aišku, Artūras pasiliko. Jo, jūs tiesiog pasiderinkit ir tada visiems bus aišku, bet žinot, sakau, kitą kartą kažkoks nenumatytas irgi gali, bet nieko, viskas bus gerai. Tai va, mes esame iš Plungės. Parduotuvė Jono Tumo Vaižganto gatvė 6/4 yra tokiam už kampo. Tokiam, nu, trupučiuką reikia užeiti už kampo. Mūsų įėjimas yra ne nuo centrinės gatvės, o reikia užeiti už namo kampo. Jo, prekiaujame siūlais iš Ryčių, jeigu papasakoti ar ne. Jo, turime reguliarą. Vežamės pagal katalogus, paletes ir ta prasme, kaip ir sakiau, mūsų produktai yra, pavyzdžiui, 25-26 metų ir aplamai, vat, tos visos spalvos, ką aš jau turėjau pernai, jos atsiranda šiemet ir tą patį Riksą, tą 30, kai parsivežiau, labai sunkiai judėjo pradžioje, nes nu tiesiog dar Lietuvoje nebuvo tos spalvos, o dabar va matot, kas darosi, kaip ir bordinė tas pats, šita. Jo, va šita. Irgi tas pats, nes nu, mūsų gamintojai, tie fabrikai, kurie gamina tekstilės fabrikams, tai jie gamina iš anksčiau tas spalva žino ir daro, o mes paskui jau vėliau viską turim. Tai va būtų tokia informacija. Gal kažkas dar kažką turi paklausti. Tu va, dieviškas siūlas, Liolė raš. Taip, tikrai dieviškas. Jo, Monika dėjo prie kepurės, turėjo čarmingo likutį, mūsų meriniuką ar ne tokį ploną ir reikėjo to pūko ir va būtent laukė baltos indianos. Buvom išprekiavę ir darėm papildymą, va jau čia yra tas seniau vėl ar ne. Jo, dabar kažkaip yra tos keletą, tiesa, žinokit, ta žalia šita spalva ir indiana, neatsimenu, 10628 gal kodas yra, nu žinokit, kokia jin, bet irgi buvo labai populiari, jo, tai man jinai irgi kažkaip patinka, jo, bet jinai tokia, bent jau UK buvo labai populiari, nežinau. Tiesa, aš nežinau, ar jūs matėte mūsų Lumiją naują žalę ir paskui dar vieną naują siūlą. Aš manau, kad nematėt. Čia yra Lumija 5509. Mūsų blizgutis Lumija, naujas, žalias. Va. Čiankt ir yra derinukas. Va, matot, netgi ir tokį galima megzti. Va. Drąsiai galima. Ir to blizgučio tiek nesimatys, nes kadangi yra buklė, pasislėps. Tai va, tai tikrai va, šitas irgi naujas siūliukas iš Lumijos. Jo. Lumiją žino visi, man atrodo, jau visos žino, ar ne? Tikiuosi, jau pasakot nebereikia. O dabar dar čia, nežinau, kodėl šitaip užviniota, bet nematau galiuko. Čia yra Night Cotton, pamirštu pavadinimus. Įtariu, kad net nepavyks parodyti siūlo. Žodžiu, čia yra natūralus pluoštas. Iš arti jisai, kadangi jo yra privyta daug, tai jisai, žinokit, blizga ryškiau,
bet kadangi jisai yra labai plonas, tai gaminyje praktiškai jo nesimato. Tuoj parodysiu vieną dalyką. Kadangi turiu, ačiū Kristinai už pramesgimą, šitas siūlas turi 100 gramų, turi 7400 metrų, tai yra tikrai labai daug, labai daug. Su mašina tai čia tobulumas, su rankomis irgi galima dėti, tikrai galima, kas iš vis nori labai mažo blizgučio, bet kas mane ir vėl žavi, kad jisai turi 61% medvilnės. Tai yra labai daug, vat būtent tuose blizgiuose turėti natūralų pluoštą. Nu, sintetinio aš jau tikrai, vienintelį fantaziją turim sintetinį, bet ten yra jo kita specifika, kitas, sakykime, tikslas. Jo, jisai irgi su kažkuom kitkuom galima dėti, kas nori labai labai ryškių. O čia, sakykime, toks kuklus, vienoje ritėje bus atvyta 2000 metrų, ritės kaina 5 eurai. Ir ką norėjau parodyti su merinu, mūsų plonuoju merinu, nežinau, ar čia yra imėdžas, ar čia yra kešvulas, nesvarbu, bet jums gal ir nesimatys, bet atrodo nerealiai. Va, nerealiai, čia yra riksai, juodas ir 497 ir 810 liktai. Žinokit, praktiškai to blizgučio nelabai matosi. Toks, kaip aš kad sakau, paslėptas blizgesys ir pati dar pažiūrėsiu. Jo. Nu, ant juodų tai taip, ant rikso juodų tai labai simboliškai, žinokit, tiek simboliškai. Jo, ant plonojo meriniuko, kuris turi 1500 metrų 100 gramų, tai ryškiau, bet irgi toks, nu, neriškus, sakykime, blizgutis. Labai gerai. Tarp kitko šito blizgučio aš kažkiek spalvų dar užsisakiau. Kokių neatsimenu. Bet žinau, kad užsisakiau, kadangi, nu, pojūtis yra nerealus. Nu, kas mėgsta natūralų pluoštą, ar ne? Ir vat yra indijanų, kur sakiau samana, nes vat irgi, ta prasme, jinai tik, kadangi truputį storesnė negu riksas, bet irgi labai skaniai žiūrisi, labai skaniai. O čia va basmi, ta, kurią rodžiau dabar, vat jeigu Lina ten, kur klausėt su ta buklė, va čia yra, sakykime, toks pramesgimas. Čia basmi irgi tinka. Tai įsivaizduojat, vat, tokias, o prie rudo tai iš vis turėtų būti labai gražu. Nežinau. Jo, tai va, mergaitės, va tokie pramesgimai, sakykime, su mūsų nakties medvilnė, Night Cotton. Va tokie. Jo, tai juodą, man atrodo, grinai užsakiau, va tokį irgi tik tokio mini, kad būtų. Ir gal iš rūžavo, man atrodo, tokį užsakiau. O baltą nepamenu, žinokit. Neatsimenu. Nu va, prie kiek spalvų daug tinka. Čia būtų galima dėti ir prie vario atspalvio, būtų galima dėti ir prie morkos, sakykime, ryškios, irgi tada užgesintų tą morką. Nu, žodžiu, taip sakant, kūryba. Čia ir yra kūryba. Čia ir yra kūryba, kiek yra valandų, 2 minutės liko. Nu ką, aš vis tiek dar parodysiu, čia aš mezginėjau savo, žodžiu, aš mezginėjau dar vieną tokį čia vienagį siūliuką, bet dabar žiūriu, čia to šviesoj toks, jisai man ryškus, nu, nes aš norėjau priderinti prie šalikėlio kašmyrinio, bet jisai vienagys, nežinau, ar jį kelsiu į parduotuvę ar nekelsiu, bus matyti, nes žinot, ar ne, kad vienagijai truputį skersuoja, bet vat, kai išploviau, jisai man tikrai toks buvo, šita vieta tokia lyg norėjo eitis į šoną, bet vat, paprastai taip aš jį, nu kaip pasakyti, padžioviau ir kadangi viršus yra pačia viena gera, viena bloga, ir jis sublokavo, ta prasme, viskas čia gavosi gerai. Ryški spalvytė, ryškesnė tokia, bet irgi vat, kažkaip galvoju, kad visai gerai žiūrisi ir labai jau išsipukavo, nerealiai. O velnias, kiek išsipukavo daug. Nu jo, tai va. Nu, aš jau ten turiu kelias spalvas, bet bus matyti. Čia svarstomi dar dalykai yra. Tai va, mergaitės, nu, visas mano visi mano pasakojimai. Taip, tiek vardų jau nebepasakau. Ta Monika rašo, vakar susigeneravo dar vienas projektas. Nu, džiugu, aš tikiuosi, mes šiandien išgirsim jį. Jo, nes mūsų susitikimas šiandien yra.
Tai va, šeštadienį, nu gerai tada, super. Gerai, kad atgaiva šeštadienį, jo liko, išvis neliko nieko. Tai tokiu atveju, nu ką, merginos, ačiū už mūsų vėl valandėlę. Kitą šeštadienį tikiuosi pasimatysim, ar ne, kaip visada, parašysim, jeigu bus, jo, kad svarbu, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Jo, tai mes susimatysim, galėsim vėl pakalbėti apie kažką, aš būsiu pabaigusi gal berete, nes pritrūkau siūlų kelionė ir negalėjau pabaigti. Tai va, ir gero jums laiko pamesgimo, kad tas cepelininis dangus tiesiog pranyktų, jo ir jums būtų gera nuotaika ir vakarai neprailgtų ir praeitų greitai. Tai va, mergaitės, gerai, ačiū labai, iki sekančio šeštadienio, iki malonaus. Facebooką išjungiu, ačiū už širdutes, labai ačiū tikrai už Instagram'e, tiek širdučių, ne tas žodis, labai, labai, labai.